Labas žmogau. Pakalbėkime apie sankcijas Rusijai. Nors jau senai jos įvestos, jau visi pradeda supras, kad čia keistas dalykas. Kai tik įvedė sankcijas, aš iškart supratau, kad čia kažkas ne taip. Viskas daroma taip, kad sustiprint Rusiją. Aišku, dauguma dabar pirštų prie smiknio pasakiau, sakys, kokia čia nesąmonės, tu čia kažkokia tai klėdį. Tuoj viską išdėstysiu, kaip sako, į lentynėlės. Kad suprasti tautą, reikia pažiūrėti bent jau jų patarlės ar pasakas. Nes Rusijos yra dvi posakiai ir patarlės, kurios šitoje vietoje labai tiktų. Tai pirmas yra čiem ruskому хуже, tiem ruskому хорошо, jeigu rusiškai. Lietuviškai skambėtų, kuo rusui blogiau, tuo rusui geriau. Kaip tai išversti vakarų šalių atstovam, pas kuriuos viskas yra skaičiuojamas per EBITA, per maržą, savikainą ir pelną, tai sudėtinga. Jie to nesupranta. Jie viską skaičiuoja per ekonominę naudingumo lentelę. Čia yra taip, kad rusas tik tada pradeda judėti, kai jam kažkas blogai. Kol vokietis neužpuola, Tolanas neėmė į galvą ir labai nieko tokio nedarė. Kai tik užpuolė, kažkiek laiko reikėjo, jisai mobilizavosi ir padarė tą, ką jam reikėjo. Antra yra patarlė irgi šitą prasme, šalia tas posakis tą pačią mintį palaiko, kad kol žaibas netrenks, mužikas nepersižegnos. Tai reiškia, kol tikrai jam per nugarą netrenks, Janas neims galvon ir neieškos apsaugos priemonių. Kokia buvo situacija iki įvedimo šitų sankcijų? Dabar mes neliesim politinės tematikos, ten Krymo aneksija, ne aneksija, dėl to, dėl kito. Tikslai turėtų būti padaryti sunkų Rusijos gyvenimą. Tas sankcijų įvedimas Rusijos gyvenimą pagerino. Ir dėl tokių priežasčių. Iki sankcijų Rusai parduodavo dujas, už tuos pinigus pirkdavo prekes. Ir gaunasi, kad Rusai pasau nevysto pramonės, neinvestuoja į savo ekonomiką, nekuria darbo vietų. Algas ir pelnus ir viską moka vakarų šalim. Lembačkai. Ideali situacija. Visi pinigai lieka vakaruose. Netgi tas uždarbis, ką Rusai uždirba iš dujų, palieka viską vakaruose. Lembačkai. Faina. Rusija silpnėja, bet kada jai nustok pirkti pas rusus dujas, rusas gaminti nieką nemoka, nes jau atprato per 30 metų, viskas, jam neparduok ir Rusija nukariauta, vsio, klausimas įspręstas su Rusija. Tai ne, vakariečiai sugalvoja įvesti sankcijas. Nu ką, Rusas gauna bagalį per nugarą, tai apibendrinant, pradeda mąstytis. Rusijoje atsiranda visokios valstybinės programos, nes vakariečiai be dujų kol kas gyventi negali, jiem reikalingos pigios dujos, kad tai galėtų gaminti pigias prekes. Reiškia, pas rusus dujas perka, pinigus jiem duoda, bet ta prasme, prekių savo negali parduoti, net rusai sako, okei, jūs mums sankcijas, mes jums sankcijas. Ir kas dabar gaunasi, rusai pinigus tuos nuo dujų investuoja į pasauį šalį, kūrė darbo vietas, kūrė gamybą, moka algą žmonėm, nuo algų gauna mokesčius, ta prasme, ir tas visas pinigų ratas pradeda suktis Rusijoje. Taip, ten biurokratai, ten valdininkai, ten tos pinigus vagia, ten viskas tvarkoja. Bet realiai ten vyko ir realus investavimas į biznį. Aš 15 metais man teko bendrauti su Rusijos dūmos deputatais. Tai sako, reikia idėjų ir reikia verslininkų. Nes pas valdininkus neužtekdavo fantazijos giminių ir kūmų, kad visus tuos pinigus, kurie buvo įskirti importo pakeitimui, jie galėtų prasukti per savo giminės. Dalį išplaut, dalį kažką sukurt. Jiem realiai buvo problema, kaip dabar, nežinau, bet tada buvo realiai, kaip verslininkas, toks dydis, mažesnis, jokios skirtumas, galėdavo gauti tuos pinigus ir kur darbo vietas, ypatingai žemės ūkį, tai ten labai stipriai viskas tas pajudėjo, jie ten savo žemės ūkį pasitvarkė. Tas pavyzdys, pavyzdžiui, su didelio galingumo dujų turbinom, kai į Rusiją buvo uždrausta eksportuoti, nes Rusija mažesnio galingumo ir mažas turbinas jie turėjo, didelės turbinas gamino Siemensas, greičiausiai Vokietijoje, ir veždavo į Rusiją.
Ir, ta prasme, vakariečiai sako, okei, mes jums turbinų nebeparduosim. Nu ir sako, okei, nu neparduosi, tai mes tada ir nepirksim. Tada jie pradėjo ieškoti savo sprendimų. Vis dėlto rusai, kaip mes juos galvosim, jie kai reikia sprendimus atranda. Man atrodo, galutinai baigėsi tuo, kad Siemensas padarė Rusijai kompaniją ir pradėjo tas turbinas gaminti Rusijoje. Tai ką tai reiškia? Vokiečiai neteko darbo vietų, neteko mokesčių ir bent jau sumažėja rusų pinigų srautas. Gal ten kažkokius komplektuojančius jie ir perka tenai vakarus, bet tai esmė ne tame. Esmė, kad tom sankcijom gamyba persikėlė į Rusiją. Jeigu tai Rusijos silpnimas, tai tada šitam pasaulyje nieko nebesuprantu. Spręskit patys, komentuokit, aiškinkit, kur čia aš klystu, gal kur aš nusišneku, bet man būtų įdomu išgyventi, bet aš šitoje vietoje niekur nematau, kad būtų kas nors daroma, kad Rusija būtų silpnima. Juolab, kad nieks nešneka apie tai, kad Rusijos ekonomika vienintelė pasaulyje, nu ne vienintelė, galbūt yra dar gal kažkiek kiniečiai galėtų, gal kažkas iš kitų šalių, kurie gali gyventi savarankiškai. Tai reiškia, jeigu nuo rytojaus uždarom su Rusija visą užmūrijam betoninę sieną, nieko iš jų neperkam, nieko jiem neparduodam, jie savo šaly turi viską. Energetinius resursus turi, chemijos visas medžiagas turi, technologijų, kad išgyventi, turi. Jų rinka per maža, kad galėtų klestėti ir aplenkti, pavyzdžiui, ten vakarų rinkas, nes minimaliai reikia apie 500 milijonų gyventojų, va tą, kad bandė daryti Europos Sąjunga, suformuoluoti 500 milijonų gyventojų rinką, mokę rinką, tada tokia rinka jau galėtų kažkiek tai konkuruoti pasaulyje. Bet kad išgyventų rusam, jie viską turi. Nežinau, ar tai suvokia vakariečiai, ar per jų ebito, debito lentutes tai nesimato, ar nesupranta, bet apie jo aš netikiu, kad ten tokie debilai sėdi, kad kurie tokių paprastų dalykų galėtų nesuprast, ką gali paprastas žmogus, kaip aš sėdėdamas išmastyti, pažiūrėti ir suprast. Tai ką mes gaunam? Rusija stiprėja, dujas kaip pirko, taip ir perka iš jų, naftą perka, viską perka. Ir, ta prasme, o Europa neteko rinkos. Ten Lietuvoje ūkininkai, kaip suprantate, neveždavo morkas, burakėlis, bulves, daug ką, sūrius veždavo. Kaip pastoviai būdavo, matydavai Lietuvoje krūvą šitų Rusijos prekybos tinklų mašinų, kurios viskas kažką veždavo. Po to jis vis vadingo. Tai vat, kiek vien Lietuva dėl to neteko. Ką mes iš to gavom? Nežinau, greičiausiai špygą. Ar man kažkokį tai moralinį pasitenkinimą, mes įvedėm sankcijas. Nežinau, ar to moralinį pasitenkinimą galime išmokėti pensijas, ar pakelt žmonėm algas. Kitas klausimas. Ką šitoje vietoje daryti? Vakarai įvedė save į tupyką, į aklavietę. Jie iš esmės negali nuimti sankcijų, nes nėra paaiškinimo, dėl ko mes nuimėm sankcijas. Jeigu nuimė sankciją, tada reiškia, jie veidų krenta į purvą. Reiškia, viskas mūsų Rusija priveikė. Reiškia, reikalingas kažkoks tai tarpininkas. Tai va šitoje vietoje, kas aišku beveik neįmanoma, bet Lietuvos valdžia galėtų bandyti tapti tokiu tarpininku. Kars nuo karto tokius dalykus bando estai ar latviai, bet jie kažkaip tarėm kažkas per galvą duoda, kad po tai vėl iškart greit persigalvoja. Lyg tai jau bando šnekėti estų prezidentą, lyg ten važiavo, ten ar bendravo su Putinu, ar planavo bendravo su Putinu, dabar paėmė persigalvoja, ne, dabar jis vėl jisai priešas, ta prasme. Tai galbūt kažkas kitas iš išorės jie tai daryti neturi. Galbūt Lietuvoje po Seimo rinkimų duok dievės yra kažkokios tai jėgos, kurios galėtų iš tos dalyko išspausti Lietuvai naudą. Visų pirma, tai Lietuvos verslui atsidarytų vis dėlto rinkos, dėl to mūsų maisto pramonė yra stipri ir daug eksportuodavo į Rusiją. Galbūt jūs matot kokią naudą galėtų iš to gauti Lietuva, ar Lietuvos žmonės, arba galbūt kažką aš praleidau, kažko tai nedasakiau ar nedamašiau šitoj situacijai. Būtų labai faina pamatyti jūsų komentarus. Kelkit pirštus į viršų ar į apačią, kad būtų galima suprasti, ant kiek tai aktualu ir ant kiek tai įdomu.